kelio supratimo, ką aš čia dabar darau. Niekas kažkodėl neveikia. Streamas nepasijungia. Reikia kažką sugalvoti. Pradeda transliuoti, pradeda blogai rodyti. Niekas streamą nekrauna. Bandžiau pasižiūrėti pats save per Twitch'ą. Nelabai gerai rodo. Viskas kadruota, kadrais rodo. Nuotraukom kažkokiam. Nežinau, kas čia darosi reikia. Įsivaizduoju. Filmavimas lyg normaliai eina, bet tiesiog transliuoti negaliu. Radom truputėlį ironų. Nesu toks laimingas, kad būtų dar daugiau jačių kur nors. Gal būtų gerai. Vienas iš sunkiausių randamų materialų. Obsidianą galima rasti nesunkiai. Koalo irgi. Lumeta vietose pačioje. Nėra labai sudėtinga rasti. Deimantų galima prisidaryti iki tai šitas keičia. Bet su ironu turim problemų. O jo reikia visur ir daug. Reikia čia pasirinkti kokios nors slėptos plytos. Neįsivaizduoju, ką daryti. Reikia kažkaip sugalvoti. Noriu streamint, bet kažkaip man nesigautų. Gal mano internetas per lėtas? Gal tiesiog nemoku nustatyti. Bandžiau, žiūrėjau vaizdelių, visokiausių, niekas nesigauna. Tai velnias. Kokio perkūno? Kur aš čia prisikasęs su savo tuneliu, o to nerandu kaip išeiti. Tai kur šičia veda? Kas per? Nieko čia nesuprantu. Aš neįsivaizduoju, ką darau, aš net neįsivaizduoju, ar dabar įrašinėju. Neturiu žalio supratimo, ar bent garsas yra. Nesuprantu, kažkaip sudėtingai čia man viskas gaunasi. Ką aš čia darau? Kas čia per vilnių? Nieko neįsivaizduoju. 1, 2, 3. Čia kas? Aišku. Aš neįsivaizduoju, ką darau. Vėliau kasinėjau. Eina savo. Gal kas galit padėti? Marko. Niekas nepadės, niekam neįdomu. Nors buvo žmonių, žiūrėjo, kaip twitchinau. Tiesa, buvo tik tai 4. Ir jie matė visiškai nieko. Nemanau, kad jie labai apsidžiaugė mano twitchinimu. Nes aš ten nieko nekalbėjau. Niekas tenais neveikė. Praktiškai nieko jie ir nematė. Viskas velnioniškai strigo. Neįsivaizduoju. Gal reikia kaip nors sumažinti video kokybę ar dar ką nors, ką aš žinau. Reikia kažką sugalvoti. Truputėlį keista šnekėti su savim. Bet nieko, įprasi. Laiku bėgant. O. Kažin man jo reikia? Ne, nereikia. Ką aš kasinėjau? Bandžiau nugriauti šitą prakeiktą kalną, tai... O, kepa. Au.
tiek greitai miršta. Taigi. Reikia sugalvoti, kaip nugriauti šitą prakeiktą kalną, bet jis man per didelis. Tuos ekstraktorius gamintis, ar kaip ten eskavatoriai, kas ten per velnius. Kaip jie vadinasi. Kaip čia, kur čia jie apsaraliu čia randasi. Čia turėtų. Eskavatoriai. Velnioniškai brangiai kainuoja. Šitą pigiau pasidaryti negu šitą. Prakeiktas ironas. Kiek aš čia aplamai turiu? Ne, kažin ką. Komodėti. Tenai bežaidžiau nelabai ką atsimenu. Gaila žaidžiu nepilną versiją, tai. Nelabai ką gero. Mokamai versija, tai yra labai daug visokiausių priežiūrių dalykėlių. Tai padėtų dekoruoti truputėlį. Šitų norėčiau pasidaryti, velniškai brangu. Šitą buvo pasidaręs. Dabar turiu kažką. O ar ne? Ja. Nelabai kaip atrodo. Labai jau ryšku. Bet neturėjau kur padėti. Sukišau ten į sieną ir bus gerai. Kol sugalvosiu, ką nors geriau padaryti. Nei vieno nepasidarė šitą beaconą. Neįsivaizduoju. Kam jie šis reikalingi? Nors mačiau žmonės neblogai su jais sužaidžia. Šitą pasidariau, ne velnias man čia nepadeda. O, aš ir mėlyną turiu. Norėčiau šitos skrynės. Čia altanas, neskrynė, kur ta skrynė. Va šitą. Velnias kaip gražiai atrodo. Sostas. Norėčiau sostą. Nieko, apseisim ir be sostų. Kokį velnę aš čia darau. Taigi, reikia sugalvoti, kaip čia viską pakeisti, nes dabar viskas iš akmens tai kažkaip įzdavotai atrodo. Tai čia kiek reikėtų viską keisti, eina savo. Net bijau pagalvoti. Kas ten dabar? Ko jis toks juodas? Aišku, jis baltas čia pas mane stringa viskas, dėl to juodas atrodo. Pasimsiu viską. Taigi, buvau sugalvojęs čia pasilyti tipo kaip spaninimo vietą kokią nors, kad atsirastų skrynios ar dar kas nors, bet kažkaip vis neprisirūšiu. Ko čia taip šviesu? Kas per? Iš kur čia ta šviesa? Na žodžiu, nesmė. Bjaurybė. Ten, kiek žinau, yra kažkokių tai bjaurybių. O taip. Ne, nėra. Kurie visi demo išmirė iš bado. Vargu. Taigi, reikės dar pasidaryti tų eskavatorių ir čia iškasinėti didelę duobę. Pato sugalvosim, nežinau. Norėčiau viską padengti corrupted dirt. Ar corrupted stone, nežinau, kuo tenais reikia dengti, kad spawnintų skrynios.
visai neblogų dalykėlių užmeta. Nors nesu tikras, ar man to reikia. Reikia čia ką nors sugalvoti, nesuprantu ką. Kiek čia tų kepų yra. Iš čia. Pasidarė čia viskiausių nesąmonių, neįsivaizduoju. Ant pilės stačiau kažkokią tai urvą, išsikasiau, kad būtų paprastas namelis, kol sugalvosiu kažką. To pradėjau čia visur plėst. Gavosi nelabai gražiai, bet kažkodėl gaila nugriauti. Kas čia gražinė? Graža. Kažkaip būtų įdomu sužaisti su tom lempom, niekam nežinau, kaip naudoti šią nesąmonę. Žiūrėjau kažkada tai apmokymus, bet aš nelabai ką atsimenu. Leidžiamės pasižiūrėti, gal bus atspaudžiamas kokia skrynukė. Yra ten vėl tokia vieta, kažkodėl tai toj vietoj visą laiką atsiranda. Vis po skrynę. Nežinau kodėl, bet man patinka. Štai tenais. Tikiuosi bus ir šį kartą. Velnias kaip stringa. Nesuprantu, kodėl čia taip stringa. Kompas lyg nėra labai prastas. Internetas, aišku, šūdas. Kokį velnę tu čia darai? Knygų gerą neišmeti. Aišku, skrynių nėra. Kodėl aš tikėjausi, kad bus? Man tikrai patinka šitas žaidimas, bet man nelabai kaip su juo sekasi. Nežinau, daug gudrybių, nelabai moku aš tenai statyti. Tuos modernius namus kaip dauguma prisistato. Yra daug lietuvių, statė tikrai labai gražiai. Tai šūdas. Na, čia. Yra gražių. Eina savo nesimušiu čia su jais niekas. Kai Phoenix Talon. Man patinka jo video. Primetęs. Tikrai gražių dalykų. Buvau aplankęs jo pasaulį. Tikrai jis gerai tenais viską įsirengęs. Įdomu buvo pažiūrėti. Tiesą klausiau porą minčių iš jo. Tikiuosi jis nesupranta. Nors jis lietuviškai nesupranta, tai man jį pala. Taip, neįsivaizduoju, ką aš darau. Ir ko man reikia? Man reikia irono. Iš kur man jo gaunu? Vieni sako, kad šitas, kur Silstone'as yra, tipo, turėtų spawnintas ironas, kiti sako, kur Fossilai yra. Nesuprantu. Randu ir ten, ir lava, ir iš viso Corrupted Layer buvau radęs. Kažkaip, man atrodo, jį randomai, kur nori ten spawnina. Nu, blin, ką aš čia padaręs? Čia skylė. Čia irgi. Da garantuotai tam kur nors susijungia, ne, nesusijungia. Reikia išsprogdytas, ką velniop. Atstaupo, ką velniop, čia nori. Velnias, nu kai dropina. Žiauriai. Stringa net man, aš nesuprantu. Ar čia mano kompo kaltė, ar čia mano interneto kaltė, ar čia, aš nežinau, ar čia žaidimas kažką grybauja. Negi čia dar vienas tunelis. Tai žinoma, kas kada. Nesąmonės konkrečiai. Aš nesuprantu, ką aš čia darau. Kokį velnį aš čia darau. Ir kodėl aš čia darau. Prisikusiu kažkokių
čia mano darželis. Kas per... Ai. Nesuprantu, anksčiau kažkaip atsirakindavo šitie visi receptai, dabar nebeatsirakina. Liquid eggs, grains. What the fuck? Aš atrodo kiaušinių turiu. Šis ir nu jo, turiu. Liquid. Paimsim šito. A, ten kažkokį, ne. Neatsimenu. Gerai. Grain. Turim. Ego. Turim. O, suveikė. Zaimys. Liquid ir ingredientas. Ir kas gaunas? Meliono pyragas. Bon appetit. What the fuck? Ir vis tiek neatsirakina. O ar čia taip turi būti? Ne, parašau. Karačiu. A, tiesa. Kaip žaidžiu čia pas save, savo pasaulį, kadangi aš neišsipirkęs, žaidžiu nemoka versiją nemokamą. Čia būna labai daug pas mane juokingų bugų. Tai lempos įsijungia, bet, nu, ta prasme, įjungtos, bet nešviečia. Nieko neapšviečia, tamsu, kaip subiniai. Daug lago būna. Neaišku dėl ko. Ypač kaip eini į tokias vietas. Jo, pastringa kai reikalas. Kokių dar čia nesąmonių buvę? Ai, pranyksta į žemę. Kiaurai viską matai. Visą pasaulį. O kaip žaidžiu, žmonės, kurie buvo išsipirkę, kažkodėl nėra tokių klaidų. Nesvarbu, kiek torčių pristatysi, ar kiek lempų pridėsi, vis tiek viskas veikia, viskas gražu, viskas tobula. Pas mane buvo po kiek laiko pražaidė, tai... Karoči, niekas neveikia. Nes šviesos būna įjungtos, o vaizdas toksai dar baisesnis, bet tenais dar per porą lempų užsiimus. Ir tos išsijungia vėliau. Tai reikia palaipsniui junginėti. O, va, ką ir sakau. Kas per... Nu, blin. Sutvarkykit, kas man šitą šūdą. O, vėl šviesų. Karoči, visiškai nelogiška. Visiškai jokios logikos. O, jau tamsu. Kas per... Kaip? Come here, baby. Ir įdomus dalykas yra... Nežinau, čia ar bugas ar kas. O, matot? Kas per šūdas. Iš Corrupted. Jie nespaunino čia lauke, kol aš nenusileidžiu į apačią. Į Corrupted layer. Kai tenais nusileidžia, šitų pyzdukų privysta visuose kampuose. Va, dar vienas. Corrupted Mirror. Kas per... Aš nesuprantu. Bandžiau eiti apieškoti, pasižiūrėti mažu, kur nors, nežinau, kokia skylė yra, kad jie išlipa, bet nesąmonė. O, pilna čia jų, kas per... Nesuprantu. Taip juk neturėtų būti. Ar turėtų? Eikit šveltis. Ką čia? Prisirinkit susikiausių nesąmonių. Man reikia, jų nereikia, aš nežinau. Reikia čia kokias dekoracijas padaryti. Bandžiau čia kažką tai statyti. Niekas čia man nesigauna. Ką aš čia pastatęs? Tai ką čia panašu? Kiek matau akmens lėkė. Nesvarbu. Deimantai labai vis dalykėlė. Kad ir tamsu jie kaip prožektoriai šviečia. Jėga. Nu, tik čia nešviečia kažkaip. What the f... Kažką aš čia pajungiu, bet nesimau ką. Paprastas connections. Nuolodžiai. Aš dar vieną. Kažkur už tų skrynių čia gal gaunu. Aš nebeturiu kur dėti.
tiesa. Iš kur jūs čia? O, čia geras dalykėlis. Sparneliai. Sumokėk 20 eurų ir galėsi skraidyti po pasaulį. Gundo, bet ne ant tiek, kad mokėčiau 20 eurų. Gal per kalėdinį išpardavimą bus pigiau. Su šito reikės ką nors padaryti. Bet man ir taip labai patinka. Sakrašiai. Reikia pridėti su visam. Gražu. Neįsivaizduoju, čia turėjo būti dušas ar kas, bet aš pasidariau dušą. Norėjau čia prileisti vandens irgi, kad būtų kaip kriauklė ar kažkas tai tokio, bet pasirodo, čia negalima pastatyti nieko. Reikės kažką sukeisti, gal biškį padidinti. Nes dabar, kažkaip tai rodo per pusę. Nors pala, jeigu užpilčiau aš. Ai, neturiu. Paimsim vieną iš čia. Tada. Gerai. Pabandom. Tai šūdas. To ir bijojau. Fuck! Net tai, ko aš tikėjausi. Tai velnias. Nu, netikės, ką tu nepasakysi. Tai buvo, koks skirtumas. Nesuprantu, kodėl tos lempas taip sulindė į vidų. Žinot, pasitorčia irgi taip pačiai sulindė į vidų, ar ne? Ne, stovi normaliai. Kokio velnio šitą taip sulindė? O, ir va tokia atsiranda tokios nesąmonės. Niekad nesuprantu. Nu, kas per... Kokia pelė šį prisistatęs. O, beveik dar vieną namuką galėčiau pasakyti. Foteliai man patiko šitą idėją. Kažkaip niekad nebuvau pagalvojęs apie tai. Gražu. Tik stalas kažkaip ne taip stoja, kaip turėtų būti. Gal jį galima kaip nors perstatyti? Ne. Nebent. Dar vieną padaryti, kažin galima. Ar aš turiu to? Tai šūdas nieko šiandien neturiu. Lovas. Neįsivaizduoju, kas čia turėtų būti. Kabo, ar reikės išimti vėliau visus šitus žibintus ir įdėti normalius, nes nesąmonė. Gadina visą vaizdą. Įdomu, pas kitus irgi taip pačiai? Ar čia tik pas mane? Garantuotai, kad tik pas mane. O jeigu kas sugedė, tai visą laiką turi būti pas mane. Kaip tu čia iš vis atėjai? Reikia pasigaminti lubito kardą. Šitas šūdas. Tai aišku, durna užsikrėmė. Durna. Tai pezi. Kažko bugina šitos durys. Po 36 update'o, kurią čia pradėjo strikt. Neinam normaliai nutaikyti ant durų. Bet tik ant šitų, štai. Kas per? Nu. O. Suveikė. Nesuprantu, kodėl. Reikia pasistatyti normalias duris. Kažin kokios čia gražiai atrodytų. Gal apsidėti. Nu, žodžiu, sugalvosim. Gerai, einu pasižiūrėti, ką čia dar galima padaryti.
Čia irgi nesuprantu, čia tipo turi būti gražu, ar kaip čia dabar? Kažkaip ryšį. Tas pats buvo ir ant durų. O jeigu mes padarytume šitą šitaip. What the... Atrodytų labiau kaip lentynos. A, gal ir nieko. Kas čia dabar? Šūdas vis tiek. Reikės išimti ir net. Nu, žodžiu. Reikia daug darbo įdėti. Bet labai tingi. Vienam nuobodu žais. Bet kažko labai įsileisti ant savo pasaulį nenoriu. Aną kartą čia prišiukšlina man. Kažkokiu tai būdu įsiaiškina. Nu, blin. Velnio. Kažkokiu būdu. Nulaužė man visą žaidimą. Neįsivaizduoju kaip. Tiesiog vieną dieną prisijungiu, nieko nėra. Visas pasaulis sunaikintas. Vėl viską per naują reikės statyti. Nesakyčiau, kad labai incitau. Labai kažtam buvau ir padaręs. Nu, žodžiu. Jeigu kas norėsit pažaisti, tai sakykit, ką aš žinau. Galėsit prisijungti. Gal kartu ką nors sugalvosim. Pastatyti ką nors gražaus. Ir nepykit dėl mano video, nes čia tik tai mano pirmas video ir aš neįsivaizduoju, ką čia darau. Čia buvo toksai labiau kaip bandomasis testas ar kažkas tai tokio. Žodžiu, jūs supratot. Per daug nesmėlkit, nekomentuokit. В общем, galit nekomentuoti iš vis. Juokauju. Gerai atrodo stogas. Tikrai gerai. Tiesa. Neįsivaizduoju, kaip man pasidaryti stogelį. Norėjau pasidaryti stogelį, bet neįsivaizduoju, kaip. Kažką pradėjau statyti, tai tenais gavosi gal kokių 7 metrų aukščio stogas. Neįsivaizduoju. Gal reikia naudoti, kaip ir dauguma žmonių, mačiau daro, tipo, vieną deda stogo, kitą laiptus ir kažkaip tai panekšina. Va. Ir jeigu tai tęsčiau daryti viršų, tai kažką tik paskambinu. Prakeiktas fontanas, kodėl aš jį padariau? Jeigu norėčiau jį kelt aukščiau į viršų, tai čia gautųsi. Vėliam kokio didumo. Noriu, kad būtų paprastas normalus stogelis. Nesuprantu. Reikės kažką sugalvoti. Nesu toks kūrybingas kaip dauguma. Mačiau tikrai gražių. Tarkim, kapą 361, man atrodo, pasaulis vadinasi, žvėriškai gražu. Ten bičiukas tai įdėjo daug darbo. Pas jį net plentai yra. Čia pas mane palyginus su jo, tai aš nežinau. Pas jį jaučia tualetas gražiau atrodo negu šitas šūdas. Tai šūdas. Bent jau savo raidukę išsipirau. Neįsivaizduoju, kodėl aš tai padariau. Tuo momentu atrodė įvo. O kažkaip nugriau tingi. Kokį velnį. Reikia nuimti šitos be ryšio, atrodo. Žiūrėk, čia viskas be ryšio. Kas nors gal turit kokių minčių? Kaip čia ką padaryti? Gal kokių nors gražių lempukių pristatyti? Nežinau. Ačiū komentaruose prašysit. Ačiū. Turiu sekų varlyčių, čia varlytės. Kažkur turėjau ir kepurių. Neįsivaizduoju kur. Pamiršau, kur viską susidėjęs. Kas čia per velnias. Nu tai čia tipo dabar gerai padariau, ne? Jo. Nieko gero neturiu. Kipurkė. Kažkur turėjau ir gražesnių. O, išmečiau. Nežinau. Nu, žodžiu.
per ilgas. Viso gero.